kiekvienas eismo dalyvis, pėstysis, dviratininkas, vairuotojas. Gerbkite ir saugokite vieni kitus. Kelyje elkitės taip, kad paskui nebūtų gėda. Ir prisiminkite, kelių eismo taisyklės sukurtos tam, kad jų laikytis, o ne kad jas pažeidinėti. Saugių jums kelionių. Kiekvienas eismo dalyvis, tiek vairuotojas, tiek pėsčiasis, tiek keleivis turėtų laikytis 3 pagrindinių dalykų. Tai padėti vienas kitam, saugoti vienas kitą ir rūpintis vienas kitu. Ir laikantis šitų 3 dalykų, manau, kad keliuose tikrai bus saugiau ir išvengsim sunkesnių pasekmių. Eismo dalyvis tai kelyje dalyvaujantis asmuo, vairuotojas, keleivis, pėsčiasis. Sveikinu visus eismo dalyvius su saugaus eismo diena ir linkiu visiems, kad patekus į eismo įvykį jums užtektų tik tai užpildyti eismo įvykių deklaraciją ir nereikėtų policijos pagalbos. Saugių visiems kelionių. Balandžio 6 saugaus eismo diena. Tai dienai suteikianti galimybę atkreipti visų eismo dalyvių dėmesį, kad kelyje jie būtų kultūringi, mandagus, drausmingi, nekerštingi, atsakingi. Kultūringas eismo dalyvių elgesys kelyje būtina saugaus eismo sąlyga. Mandagumas nieko nekainuoja, bet visus paperka. Drausmingas eismo dalyvis, neskubantis eismo dalyvis. Nesvarbu, ar vairuojantis automobilį, ar važiuojantis dviračių, mopedų, motociklų, ar einantis pėsčiomis. Vis tiek neskubantis. Gerai vairuoti automobilį, tai ne tik gerai mokėti kelių eismo taisyklės, turėti gerus vairavimo įgūdžius, bet taip pat, kas labai svarbu, gerai elgtis kitų atžvilgių. Iš šiurkštų elgesį neverta atsakyti tuo pačiu. Geriausias būdas pamokyti kitus, parodyti ramaus, kultūringo vairavimo pavyzdį. Saugokime vieni kitus kelyje. Sveikata ir gyvybė brangiausias mūsų turtas, kurį turime saugoti ir gerbti. O mes, skubėdami gyventi, ne tik nepasimokome iš svetimų klaidų, bet jas nuolat kartojame. Be to nereikia pamiršti, kad mūsų suaugusių pavyzdžių seka mūsų vaikai. Kaip elgiamės mes, taip elgsis ir mūsų atžalos. Eismo dalyvių kultūros stoka viena iš daugelio eismo įvykių ir jų skaudžių pasekmių priežastis. Todėl būkime vieni kitiems atidesni, mandagesni, elkimės atsakingiau ir kultūringiau. Vairuotojai kelyje neskubėk, nevairok neblaivus ar neleisk kitam vairuoti. Prisisek saugos diržą ir pasirūpink, kad kartu važiuojantis tai padarytų. Jeigu kelyje būk budrus, tegul visas jūsų kelionės būna saugis. Mieli Šalčininkų rajono gyventojai, balandžio 6 saugaus eismo diena. Tai diena suteikianti galimybę atkreipti visų eismo dalyvių dėmesį, kad kelyje jie būtų kultūringi, mandagus, drausmingi, nekerštingi, atsakingi. Atsakingas žmogus žino, kad kelyje yra ne vienas ir vadovaujasi taisykle nedaryk kitam to, ko nenori, kad tau padarytų. Nebūkime ir abejingi. Pastebėję išgėrusi žmogų, sėdantį prie vairo, paprašykime jo nedaryti arba praneškime policijai. Supraskime, kad toks pranešimas ne įskundimas, o pareiga. Juk kiekvienas girtas vairuotojas kelia grėsmę ne tik savo pačiam, bet ir aplinkiniams. Elkimės kelyje taip, kad paskui nebūtų gėda. Balandžio 6 Lietuvoje minima kaip saugaus eismo diena. Šią dieną kviečiam visus eismo dalyvius būti rūpestingais, pakančiais vieni kitiem, griežtai laikytis kelių eismo taisyklių. Tėvelius kviečiame saugiai vežti savo vaikus, tam skirtose kėdutėse, rūpintis ne tik savimi, bet ir kitais. Šią dieną visiems eismo dalyviams linkime gero kelio ir geros nuotaikos.